Labas rytas, mano bičiuliai, draugai, sekėjai, na ir žinoma tie išpratėję plikiai ir makaulės, kurie seka mane, konservatoriai ir visi kiti jų pakalikai. Jiems yra šiandien, ko gero, būtų labai įdomi diena, ką mes šiandien veikiam Klaipėdoj. Tai pirmiausia, aš labai norėčiau padėkoti 3164 žmonėm, kurie patikėjo prieš pusantro mėnesio mūsų idėjomis, mūsų mintimis, kad vis dėlto mes turime kažką tai Lietuvoje pradėti keisti, turėti kažką mėginti naujo, ne kiek naujo, bet gal mažiau pažadų, mažiau kalbų, o daugiau realiai išgirsti žmogus, ką žmogus nori daryti, ką visuomenė nori daryti ir kaip mes turėtumėm keistis. Šiandien yra būtent ta diena arba tas rytas, kaip aš vadinu Nemuno aušros rytas, kada susirinks labai daug žmonių ir pagal mūsų politinių partijų įstatymą daugiau kaip 2000 žmonių turi kurti. Realiai pasirašė 3164 žmonės. Ir šiandieną būtent čia, Klaipėdos piliavietėje, kur mena labai daug istorinių įvykių, istorinių faktų, mes drąsiai galėsime žengti naujų kelių. Todėl dar sykį noriu padėkoti visiems, kas buvote su manim, kas esate su manim ir kas gal artimiausiu metu jungsitės į mano komandą ir kartu galėsim kažką tai nuveikti. Tai dar sykį gero šeštadienio, gero ryto ir iki susimatymo.